ponia Agne, va dabar galvoju, jūs susimastote šiandien, kur yra toksai žmogus Bartoševičius? Matyt, tai apklausas vaikšto ir ruošiasi teismo posėdžiams, aš spėčiau taip. Taip turėtų būti, ne? O kaip taip Teoriškai. galėtų būti? Visaip galėtų būti, nes mes esame matę įvairių atvejų, kada pavyzdžiui, čia buvo kalba apie žmogų, kuris nuteistas už mergaičių tvirkinimą, kad jisai pabėgo nuo nuosprendžio į Ispaniją ir taip toliau. Taip laisvai viskas vyksta. Arba ten kitas žmogus, kuris irgi nuteistas, kol kaimynai nepasiskundė, žmogžudys Kaune. Kol nepasiskundė kaimynai, kad jisai žada, jeigu jį pasodins visus iššaudyti, tol policija neatvažiavo pasodinti, nors jis teisinės teismo. Bet aš negirdėjau, kad Bartoševičius kažką gazdintų, grasintų, aš taip įsivaizduoju ir galbūt net neįsivaizduoju, šiek tiek gal ir žinau, kad tiesiog vyksta tyrimas, taip kaip turi vykti tas tyrimas. Jisai tvarkingai vyksta pagal jūsų žiniomis. Manyčiau, kad taip. Nu ir ačiū Dievui, nes ponia Erika manęs tiesiog prašė paklausti, o kur jisai yra. Aš maždaug taip ir atspėjau, kad kažkur tai aplink Panevėžį turėtų dabar vaikščioti. Labai toksai nemalonus incidentas su jūsų frakcijos kolega Remigijum Žemaitaičiu. Jūs iš principo, jūs pritarėt, kad Lietuvos politikai turėtų taip aršiai kištis į tokius tarptautinius konfliktus ir tokius dalykus. Pagal tai, kiek Gabrielius Landsbergis kišasi. Taip, aš tuo pagrindu. Čia būtų galima labai daug komentuoti, bet iš ties tai aš nesu nustebusi dėl reakcijos, tikrai nesu nustebusi dėl Žemaitaičio posto. Žinant jį, buvo galima tikėtis dar aršesnio. Bet tame poste aš tikrai nematau kažko, dėl ko reikėtų sukelti čia tarptautinį skandalą ir visiems piktintis iki begalybės. Nes žmogus pasakė tiesą, taip, Europos institucijos yra pasmerkusios Palestiną ir ten panašu, kad Europos parlamente Izraelį tai yra dėl Palestinos mokyklos subombardavimo. Panašu, kad nukėlimo. Čia jau klausimas, kas ten vyko, kada liko tas pastatas toks su žeme sulygintas. Tai šiuo atveju, sugriauta mokykla, be abejo, kad tai yra netoleruotina, juo labiau, kad lėšos buvo nei Izraelio, nei Palestinos, jos buvo europinės lėšos. Ir natūralu yra piktintis, nes piktinas ir europinės institucijos. Dabar tas eilėraštis, kokiame jisai kontekste buvo pasakytas. Tai jisai tikrai buvo pasakytas ne kažkokiam kurstančiam kontekste, bet norint paklausti, ar vis dėlto toks Izraelio elgesys nesukelia paskui atgalinės reakcijos, kada ir Izraelio, ir žydų pradeda žmonės nekęsti. Tai tai buvo suformuluota klausimo forma, panaudojant eilėraštį. Tai tikrai aš kažkokių įžeidimo dalykų ten nematau, neapykantos kurstymo aš ten nematau. Manau, kad dabar užsivedė tas mechanizmas, tai greičiausiai, aš taip spėju, žinant valdančiuosius, turėsime eilinę apkaltos komisiją, tai be Nausėdos dar atsiras ir Žemaitaitis. Ir vėlgi, žinant valdančiuosius, greičiausiai etikos sargai tampys porą mėnesių ir prašys pasiaiškinti. Aišku, ir aš tikrai linkiu kolegai tą padaryti, matyt, reikėtų visus tuos sprendimus, kurie bus, patikrinti teismuose ir pasižiūrėti, kaip atrodo tokių eilėraščių citavimas jau su teisminė atsakomybė. O žiūrėkit, jūs įdomiai reagavote į tą, kad jūsų nenustebino reakcija į šitą dalyką, kad iš tikrųjų kilo tarptautinis skandalas. Reagavo krūva ambasadų. Reuteris išplatino pranešimą. Kaip tai galima sugeneruoti? Žemaitaitis nėra valdančioji daugumoje. Jis nepriminėjo jokių sprendimų tokių kertinių. Matot, tai nėra užsienio politikos žmogus. Vienas dalykas, tai be abejo, kad Žemaitaičio valdantieji nekenčia dėl labai vienos elementarios priežasties, kad tai yra žmogus, kuris labai nuosekliai kiekviename posėdėje kritikuoja įvairiausius sprendimus. Ir teisininkas, kadangi yra, kritikuoja argumentuotai. Tai čia kodėl tokia buvo, tarkime, Čmilytės, Šimonytės. Tai šitos taip.
Dabar, kodėl taip visi kiti sureagavo, tai... Na, kaip nuėjo iki ambasadų? Turiu tokią keistą gyvenimo patirtį, tiesiog kada teko studijuoti Vašingtone, teko gyventi pas šeimininkę, kuri pati buvo žydė ir jinai man vieną savaitgalį sako, žinai, tam prie mūsų sinagogos yra patalpos, kažkokia mokykla, kur yra labai geri lobizmo ir viešųjų ryšių kursai. Ir sako, jeigu tau sertifikato nereikės, tai mes tave galim paimti ir nemokamai, nes šiaip jie labai daug kainuotų. Na ir aš tos kursus Vašingtone savaitgaliais tiesiog lankiau. Ir tų kursų esmė buvo, kaip lobinti Izraelio ir Palestinos konfliktą. Tai iki tokių smulkmeniškų patarimų, kad jeigu jūs ten matote, kad vyksta kažkokia diskusija radijuje ir jūs galite į tą laidą prisiskambinti, tai jūs būtinai skambinkit ir pasakykite tą ir tą. Tai ta lobistinė grandinė Izraelio, kaip save parodyti geresniais Izraelio ir Palestinos konflikto atveju, jinai yra labai gerai išvystyta. Aš jau nekalbu apie tai, kad tuos kursus lobizmo vedė ne taip koks nors rabinas ar kažkoks visiškai nežinomas asmuo, bet vedė, tarkime, prezidento Jungtinių Amerikos valstijų kampanijų vadovai arba štabų, kur už viešuosius ryšius atsakingi asmenys. Tai jie savo gali leisti tokius asmenis pasisamdyti, apsimokyti ir žinoti, ką daryti, jeigu taip netyčia kažkoks Žemaitaitis arba kažkas kitas pradės remti Palestiną, tada, kada mato, kad tikrai įvyko didelė neteisybė. O neteisybė, dėja, bet turim pripažinti, kad šiuo atveju įvyko, mokyklos nėra, jinai yra sulyginta su žeme. Ten iš tų vaizdų, ką aš mačiau pačiame internete, tiesiog, panašu, kad matyti ir griuvėsiai yra išvežti, nes tikrai stebėtinai lygi teritorija. O kokią naudą davė Lietuvai tai, kad Žemaitaitis, dabar, mes dabar eilinį sykį Lietuva pavaizduota kaip, antisemitinė, nieks ten nesigilina. Kaip ten, kur ten, kaip ten. Jungtinės tautos kritikavo, ES kritikavo, bet dabar karčiausias Žemaitaitis, todėl kad jisai taip, kritikavo... Nes ES greičiausiai nebeužpuls, nes kai užpuls ES su kažkokiais argumentais, tai nustos bėgti lėšas į Izraelį, europinės, kurios eina į tą konflikto zoną ir yra statomos mokyklos, su ta humanitarinė situacija tvarkytis yra padedama, tai natūralu, kad būtų baimė didelė. Tai yra Lietuvai labai neigiamas kažkoks įvaizdis. Mes vėl eilinį sykį antisemitai. Žinote, mes tiek per tą laiką, kiek šitie valdantieji yra, buvome visokie asilai ir skubėtojai, kurie tai išsišoka dėl Taivanio, dėl Kinijos, dėl dar kažko, dėl Kaliningrado tranzito. Tai visame tame virsme, kaip mes atrodome. Ir žinant, kad visi puikiai užsienyje supranta, kad Žemaitaitis politinė prasme nėra nei valdžia, nei figūra, aš tai bandau gražiau išsireikšti, kai tu esi mišrioje grupėje, tai visi suprantam, koks yra tavo statusas valstybėje ir viena yra šou, tas politinis, kuris yra daromas ir daromas tikrai labai meistriškai, o kita yra reali situacija. Tai dabar bus dar viena apkalta, jau dabar Gražulio baigėsi, ne? Tai taip, Gražulio jau baigėsi, aš vakar valdantiesiems sakau, gal jūs nevarkit su tom apkaltos komisijom, tiesiog sudarykit nuolatinę apkaltos komisiją, kaip viduramžiais Hanza miestuose buvo garbės reikalas turėti budelį, taip, konservatorių Seime greičiausiai būtų garbės reikalas turėti nuolatinę apkaltos komisiją. Opozicijos Nes Gražuliui baigėsi, dabar akivaizdu, kad prasidės už kalbas Žemaitaičiui, net ne veiksmus, o kalbas. Ir vėlgi labai panašu iš to, kaip šiandien ir antradienį ypač rutuliojosi viskas, kad Nausėdai taip pat bus sudarinėjama komisija. Taip pat klausimas, ar tiesiai apkaltos, ar dar norėdami pratęsti procesą sudarys laikinąją tyrimo komisiją ir paskui tik pereis prie apkaltos. Bet jie netėjo netgi klausytis, ką kalbėjo. Tai jie netėjo, nes jie puikiai žino, ką jie darys, tai kam jam vargti klausytis. Man buvo, kada... Bet ant tuščioj
salėgi kalbėjo. Kada buvo paskelbti tie 15 klausimų, neva, kuriuos konservatoriai išsiaiškins, Razma jau tą dieną, dar neprasidėjus VSD atsakymams vadovo, pradėjo aiškinti, kad, na, greičiausiai čia tų atsakymų ir nebus, vis tiek kažką reikės daryti. Tai kada yra išankstinė nuomonė ir išankstinis viešųjų ryšių planas, ką daryti, tai kuriems galams tada eiti į posėdžių salę ir gaišintis laiką. Tai jie tiesiog ir nėjo į posėdžių salę, iš pradžių buvo, liūdnai sėdėjo 2 konservatoriai, paskui atsirado 5 konservatoriai ir galiausiai, kada aš jau pradėjau kelti klausimus, o kur yra visi ir prašyti pakviesti, tai atėjo gal grupelė iš kokių 12-13 žmonių sudaryti tam vaizdui. Ir paskui galutiniame etape mes matome Vyšniauską, kuris nedalyvavo posėdyje ir aiškina, kad buvo susitikime, bet vis tiek viską girdėjo, kas posėdyje vyko. Tai man įdomu, kaip galima ir būti susitikime ir girdėti viską, kas posėdyje vyko. Jis aiškina, kad prezidento tos klausimus su prezidentu susijusius VSD direktorius nepakankamai atsakė, nepateisino tų vilčių ir kažką reikės dabar daryti ir tartis. Tai, yra akivaizdu, kad tai yra nenuoširdus noras išsiaiškinti, nes jo labiau patys ta pati partija sakė prieš 3 metus, kad ten ir taip jau viskas aišku, aiškintis nereikia, bet yra labai nuoširdus noras, kiek įmanoma, pakenkti Nausėdai prieš rinkimus. Tai tą situaciją aš bent jau taip matyčiau, tai jų bet kokie klausimai ir atsakymai tikrai niekada netenkins, tiesiog bus norima tampyti tą klausimą kiek įmanoma daugiau viešoje erdvėje.